Sveiki, tai šiandien dirbtuvėse Honda CB 600. Pasibaigė galinį padangą, pasidarė plokščia. Taip pat, kadangi artėja tiek apžiūra, tai jau pasižiūrėjom, kad priekinių stabdžių kaladėlių beveik nebelikę. Taip pat galinės stabdžių kaladėlės irgi jau yra visiškai prie pabaigos. Nieko čia jums nesimato, bet teks patikėti mano žodžiu. Ir nieko daugiau, turbūt reiškia... dar tepalus reikia pakeisti. Ir grandinė. Grandinė, kaip sakoma, va tokia vat. Iš jos nieko nelikė ir čia jau, kaip sakoma, šitas daiktas rašo pakeisti. Ir galima galbūt dar būtų biškį patempt, bet savininkas labai sako, keičiam. Tai gerai, tai pirmiausia, gal reikia nusiimti ratus ir ką? Ir pabandyti pakeisti padangas. Tiesa, ratas dar kreivas. Mačiau, atišniojęs, va tai, va. Kaip čia? Matosi gerai. Visai kampas. Gal ir nebaisu, bet balansavimui jau, kaip sakoma, nieko gero. Tai atiduosim šitą kolegoms patiesint. Ir ką? Viso. Žodžiu, einam prie darbų. Tai ratus nusėlėm, viskas labai paprasta buvo, viskas atsisuko, nieko kito ir negalėjau tikėtis, kadangi pats visą tą dalyką ir surinkau kažkada. Tai dabar, ką mums reikia padaryti, yra prieš atiduodant ratą patiesint, reikia nuimti stabdžių diskus. Tai pasižymim, kurioje pusėje diskas stovi ir ventilė. Ko gero reikės pasišildyti, reiškia, varžtus, kadangi nežinau, ar jie klijuoti, neklijuoti, reiškia. Tai šiek tiek pasišildysim, o montuosim mes padangas, van štai tokias vat. Čia yra Michelin Pilotraut 4, priekinė, štai tokia padanga ir galinė irgi Pilotraut 4. Pradėsim pirmiausia tai nuo grandinės keitimo. Tai turim GT grandinę, tai dabar seną elementariai paimsim su vulgarkė, tiesiog nupjausim. Dar reikės atsidaryti priekinę žvaigždutę ir pasižiūrėti, ar ten tikrai viskas tvarkoja ir jinai nesudilus. Galinė viskas tvarkoja. Gal tik tai... Buvo jau čia daug mėšlų susirinkę, nežinau, valyti. Tiesiog nelabai laiko yra tą dalyką šį kartą padaryti. Gal išplausiu. Gerai, išplausiu. Viską prasiplojam, kur kad dailiau dabar atrodo ir nebėra susirinkę šitą mėšlą visą. Taigi dar matom, kad ta žvaigždė šiek tiek turi laisvumą. Tai ten reiktų patepti, reiškia, kad jinai nebaladuotų pirminio velnio. Tai nuimsim priekinę žvaigždę, tiesiog sutepsim tuos tai vadinamus kreipiančiasias, kurias jisai, ant kurių užsideda ta žvaigždė, reiškia, uždėsim atgal, tada sumontuosim naują grandinę. Ir prieš pabaigiant reikės šitą visą mėšlą iš čia išvalyti, kad nieko neliktų. Tai išsiplojam galinę žvaigždę. Pagal tai, kiek purvo buvo čia susirinkę tiek priekį, tiek gale, tai buvo tepama ne grandinė, o žvaigždė, būgnas, ten, žodžiu, visur, kur nereikia. Ir, kaip sakoma, iš to, kad jūs pripurškėt ant ratų, ant šakių, ant rėmo ir visokių, reiškia, kitų dalių, reiškia, grandinė nuo to nei kiek geriau nesusitepa. Taigi, purkšti reikia tik tai ant grandinės.
turėsite švaresnį motociklą, kuris bet kokiu atveju atrodys tikrai dėliau. Viskas gatavo, daugiau surinkti negalim, nes tiesiog elementariai trūksta ratų. Tai dabar tada einam pakeisti stabdžių kladėlės, kurios gan patogiai čia turėtų pasikeisti, kadangi nieko aplinkų nėra. Ne velnio. Pirmą susidėsim dar va čia tą pakojį, plasmasę, reiškia viską į vietą. Jo, ir tada tik teisim prie kladėlės. Yra sulenktas rėmas. Šitoje vietoje, va šita ausis yra nulenkta į tą pusę. Ir jeigu uždedam, reiškia, tą daiktą atgal į vietą, tai jisai remiasi, vat kaip matot, čia jau yra ir pratrinta. Daužus į šagę. Nežinau, reikia kažkas, žodžiu. Kažką galvosim, kad reiškia, kad nesiremtų, reikės padaryti kažkokią gal šaibą. Nu, kažkokią šaibą gal padaryti kampu, kur eina, reiškia, kad biškai kompensuota išlinkimą. Ir jis nespaustų viso to reikalo prie šakės. Kai skirtumas, ne? Beveik nebelika kaladėlių visiškai, iš tikrųjų dar čiašiut, jau netgi pradėjo birėti, žiūriu. Kaladėlės, tai žodžiu, pats laikas jas pakeisti. Tai dėsim naujas, čia rodo kaladėlės. Taipogi va išsivalėm visą suportą, sutėpėm kreipiančiasias, gumelės, kadangi jau buvo irgi biški padžiūvę, reiškia, tie visi tepalai. Taip pat, ką mes dar padarėm, dar susitėpėm keramikinę, reiškia, pastą gale, kur kaladėlės dedasi, balta va tokia. Ir viršui sutepėm, kad tos kaladėlės, kaip sakoma, toje vietoje, kur slysta. Taigi, ką, tai dabar sudedam, reiškia, į vietą. Sumontuosim galinį ratą atgal. Čia visai nesudėtinga, iš tikrųjų, tik tai išsitraukti ašį, susidėti demferinės gumas į vietą ir surinkti viską ir viso. Ir tada gal eisim prie priekio, kažkaip iš eilės viską daryti. Labiau man patinka. Na gerai, tai nežinau, ar iš tikrųjų matosi ar ne, bet va dirbant su stabdžiais pastebėjau, kad žmogus neišsivalo amortizatorių iš vidaus. Pažiūrėkit, kiek purvo prisirinkė. O čia jau matosi ta vieta, tas taškas, kurio vietoj amortizatoriaus salininkas jau pasiekė purvą. Visa šita dalis neišvalyta, tai kiekvieną kartą nusileidęs jis griebė purvo po ribokšlių. Ir tą purvą jis, kaip sakoma, tenais kaupia, kol pradeda bėgti. Tai nepamirškit, žinokit, labai paprasta yra užsimesti skudurėlį. Aplink plunksną, reiškia, biškį patraukti, puikiai viskas išsivalo ir gerokai galima prailginti ribokšlio tarnavimo laiką su visiškai paprastu ir beveik laiko neatimenčiu dalyku.
Na ką, tai Hondai padarėm pilną aptarnavimą ir paruošėm, kaip čia pasakyti, šiam sezonui dar praeitais metais. Taigi žmogus šiemet tiesiog sėda ant motociklo ir važiuoja. Na, o nežiūrint tai, kad žiūrėjom archyvą, dabar grįžtam į dabartį, kaip sakoma, ir šią nuostabę vasario mėnesio ir kvepiančią pavasario dieną norėčiau truputį papasakoti apie motociklų žvaigždės ir grandinės, ir kad galėtumėt patys pasitikrinti ir pasižiūrėti, ar jų reikia keisti, galbūt reikia patemti grandinę. Tai dabar tada, ką mes turim? Turim keletą pavyzdinių žvaigždučių, kurias aš laikau kaip muziejui parodyti, kada yra blogai. Taip, turim pirmąją žvaigždutę, kuri yra vos naudota ir yra praktiškai nauja, ir aš galėčiau sakyti, kad netgi nauja. Netgi galim ir naują šalia pasidėti, va. Visiškai nauja žvaigždutė, neturi jokio išdėlimo, visi dentukai yra simetriški, nėra jokių kampų aštrių ir nieko panašaus. Tai čia turim lygiai tokią pačią, kuri šiek tiek buvo naudota, bet labai nedaug. Taigi toliau turim kitą žvaigždutę, kuri vat yra sudilus vat štai taip. Vat. Jau visi dantukai turi išdilimą vat tokį vat į dešinę pusę. Variklio sukimo kryptim šita vat dalis yra gerokai pradilus. Turime dar vieną žvaigždutę, kuri yra dar daugiau jau pradilus. Ir turime dar penktąją žvaigždę, kuri yra sudilus beveik visiškai. Tokia žvaigždutė jau yra, kaip čia pasakyti, mirtinai reikia keisti. Šita žvaigždutė labai greit pasibaigtų ir pasidarytų į van štai tokią. Tokios žvaigždutės keist dar nereikia, ypač jeigu nekeičiama grandinė. Bet jeigu keičiam grandinę, tai paprastai rekomenduoju visada keisti. Na gerai, tai su priekinėm viskas ko gero aišku. Jeigu neaišku, rašykit komentarą, pabandysiu atsakyti. Dabar turime grandinę. Jeigu matot ant savo grandinės kažkokį vat štai tokį vat narelį, kurio niekaip neišeina ištiesint, reiškia, ir betiesinant, va, matot, jau keliasi iš kitų galų, reiškia, tai jau viskas. Būna ir tokių vat narelių, kurie nelinksta, vat kaip šitas. Jis gali būti tiesus, bet jisai, kaip sakoma, jo negali sulenkti. Dabar turime vėlgi gabalėlį grandinės, kuri yra labai gerai išplauta, išvalyta, kad jums pademonstruot, kiek yra išsidėvėjimas. Taigi, žiūrėkit, reiškia, dabar mes pajudinsim, traukiu grandinę atgal. Matot, kiek juda? Per visą ilgį, kaip sakoma. Tai jinai yra išdilus. Dabar va čia turime detalę nuo tos pačios grandinės. Ne detalę, o vieną tiesiog narelį išardžiau parodyti. Taigi, pasižiūrėkit, reiškia, kaip yra sudilęs narelis. Matot, vienoje pusėje viskas gerai, kitoje pusėje jau, reiškia, yra 0,2 mm sudilę. Aš jau čia, kaip sakoma, pamatavau tą atstumą. Tai dabar pasižiūrėkim. Viena šelė yra sudilus 0,2 mm. Tai per visą grandinę tokių narelių yra virš 100. Tai mes gaunam beveik 2 cm. Tai ta grandinė, jeigu jau yra prasitembus 2 cm, tai žinokit, yra labai didelė rizika gauti šniūrą per nugarą arba per koją kokią nors, o galbūt, kaip sakoma, sužalojimų išvengsit, bet nukenties motociklas. Kaip visai neseniai turbūt matėt apie Suzuki, kur buvo nuplėšta viskas, kas įmanoma priekyje. Tai va, tai kitas šitos grandinės aspektas yra toks, kad, reiškia, turi 4 gumelės, kurios per laiką sukietėja arba sukietėja nuo netinkamo tepalo arba netinkamo kokio nors valymo ten dizelio, dar kažko, tai net neįsivaizduoja, reiškia, kokiom priemonėm žmonės valo, su feiriai valo dar, reiškia. Tai jos išdžiūna, tiesiog ta guma, jinai pasidaro kieta ir nebeužsandarina tų va tarpelių, reiškia, va šitų va tarp žiedelių. Ir gaunasi, kad vanduo pradeda papuldinėti į va šitą va įvorę, kur įsistato šitą ašelę. Ir vėlgi ten pradeda rūdyti, viskas pradeda girgždėti. Taigi toliau mes turime, reiškia, dar vieną naują grandinę, turiu pasidėjęs parodyti jums, ką mes turim su šita grandinė. Tai su šita grandinė turime dar vieną dalyką parodyti. Pasižiūrėkit, kiek jinai linksta į šoną. Kaip jinai juda, turi vat kiek laisvumo, reiškia, per visą šitą. 40 cm turi beveik, jeigu aš neklystu, 0,5 cm laisvos eigos. Tai jeigu grandinė yra
nežinau kiek čia tų narelių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5 kart, o kartais ir 6 kart ilgesnė, tai pusę centimetro pasidaro į 2-3 centimetrus pilnai paėmus, reiškia. Tai visai nemažai ir kaip taisyklė jau į tem tokios grandinės tiesiog nebeužtenka. Taigi va, tai pirmas dalykas, čia turiu visai naują grandinę, kuri dar nebuvo naudota, niekad nebuvo važinėta uždėta ant motociklo. Tai dabar žiūrėkit, mes sudedam vienodai, na sakykim gerai, sudedam va čia vat ir tempiam tą grandinę per visą ilgį. Matot, kaip neatsistoja to lygiai. Dabar gerai, o dabar blogai. Kaip sakoma, kiekvienas narelis savo ruoštų išsitempia ir pasitraukia kuo toliau. Tai vat per tuos 24 narelius, kur čia yra, grandinė pailgėja praktiškai per... kiek čia išeina? Per pusę narelio. Tai va, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, mes dabar tą pačią grandinę įtvirtinam čia nais. Nu, sakykime, įtvirtinam, tai aš suspaudžiu rankom ir lenkiam į šoną. Viskas, šita grandinė nebesilenkia, jau jinai, kaip sakoma, tiek. O šita grandinė, pažiūrėkit, kiek dar lenkis. Va. Čia prispaudęs, kiek jinai dar gali susilenkti. Vėlgi, važiuojant jinai daro va tokį va dalyką. Grįžtam prie galinių žvaigždžių, tiksliau prie žvaigždžių. Ir gaunam, kad tada pradeda dilt šonas, dėl to, kad jinai visada, reiškia, baladuojasi, jeigu dar šiek tiek netiesiai pastatytas ratas. Tai va tokie dalykai visokie ir išeina. Negeri. Na ir dar, kaip čia pasakyti, papildomas dalykas iš muziejaus, tokia va žvaigždė, čia trūksta, kaip mato, detalės, ir pagal mane tai tokie dalykai atsitinka tik tai vienu atveju, jeigu savininkas arba tas, sakykim, žmogus ir bando tą grandinę vėl uždėti ant žvaigždės tokiu pačiu būdu, kaip daroma yra dviratį. Nebrangiai taip nesidaro ir norint įdėti grandinę reikia dažniausiai, gal sakyčiau, reikia išimti ašį, pastumti ratą į priekį, uždėti grandinę ir tik tai tada viską jau įtempinėti. Na ką, tai dabar beliko papasakoti tik tai, kaip yra tikrinamas grandinės tempimas pagal mane ir kaip tai reiktų teisingai pamatuoti. Na ką, tai turim motociklą, grandinę tiksliau, ir mums reiktų žinot du pagrindinius dalykus, kad matuojama yra ant šoninės kojelės ir kitas dalykas yra tas, kad matuoti reikia maždaug ties centru grandinės ir tas diapazonas, kurį mums reikia išmatuoti, tai yra nuo pakeltos, bet nepertemptos grandinės, reiškia, tai nepertempta turime omeny tada, kada čia pasikelia, nu, kitaip sakant, išsilygina tą grandinę ir nuleidžiam ir vėlgi lygiai taip pat šiek tiek reikia spustelti žemyn, kad čia išsitiestų. Tai šiuo atveju, ką mes turim, pridedam liniuotę, pasižiūrim, kad yra 109,5, rodo mūsų liniuotė, pakeliam į viršų išsitiesia, turim 105. Taigi šita motociklė yra 4,5 cm laisvumas, kuris yra 1 cm per didelis šitam motociklui ir reiktų pareguliuoti, na, bet šitą motociklą mes keisim. Taigi, kaip tempt grandinę jau žinot. Tai šiam kartui ko gero tiek, tikiuosi informacija buvo naudinga. Palikit komentarą, jeigu turit kokį klausimą arba šiaip gerą mintį. Spauskit subscribe mygtuką, labai padeda padaryti daugiau tokių video. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Ko gero jau vėl galima sakyti, kad visi važiuokim saugiai. Ir iki.